Nori visus metus nemokamai naudotis internetu ar televizija? Misija įmanoma. Pasinaudok prenumeratos akciją, gauk nuolaidą ir laimėk didįjį prizą. Net metus nemokamų Baltikum paslaugų. Baltikum. Laimėtojai renkami kas mėnesį. Pirmadienio lapkričio 21 dienos Jurbarko žiniose matysite. Juodaitiškiai įgyvendino projektą skirtą partizanų žūties vietos įamžinimui. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko programavimo mokymai. Kūrybos vakare su garbingu jubiliejumi pasveikintas kraštietis Eugenijus Remigijus Baltrušaitis. Pasitikdami Lietuvos kariuomenės dieną, kuri minima lapkričio 23-ąją, Juodaičių miestelio bendruomenė šeštadienį, lapkričio 19-ąją, surengė tikrą patriotiškumo šventę. Šventė prasidėjo iškilminga jaunųjų šaulių ir Juodaičių pagrindinės mokyklos mokinių bei mokytojų ir miestelio gyventojų eisena nuo mokyklos iki bažnyčios, kur buvo aukojamos šventos mišios už šiame krašte žuvusius laisvės kovų dalyvius ir partizanus. Po mišių gausus būrys žmonių rinkosi prie netoli Juodaičių esančio paminklo, žyminčio vietą, kur pokario metu buvusioje Zenono ir Rozalijos Jokimų sodyboje 1948 m. sausio 16 d. buvo nukauti Raseinių apskrities skyriaus operatyvinės grupės Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės vadas Juozas Čeponis Tauragys Budrys, jo pavaduotojas Vincas Žitkauskas Svajūnas, Ilguvio ir rinktinės štabo ryšininkas Antanas Milleris Drąsutis ir kiti partizanai. Šalia šio 1998 m. spalio 4 d. sodybos šeimininkų sūnaus Kazimiero Jokimo rūpesčiu pastatyto paminklo atsirado informacinis stendas, ant kurio sudėliota trumpa, bet skaudžius laikus menanti pokario istorija. Šis stendas buvo pastatytas Juodaičių kaimo bendruomenės įvykdyto projekto Laisvės kovų dalyvių žūties įamžinimas, kurį finansavo Krašto apsaugos ministerija kartu su Jurbarko rajono savivaldybe metu. Projektas skirtas Laisvės kovų dalyvių įamžinimui Juodaičių seniūnijoje, dviejose vietose, kur pastatėme informacinius stendus, pastatėme vėliavom stiebus, kur visuomet plevėsuos trispalvė, nenuimsime, tik aišku pakeisime ir tą įsipareigoja Juodaičių šauliai rūpintis šiais dviem objektais ir jų priežiūra. Ir be abejo pastatėme ir suolus, jeigu atvyktų ir senyvesnio amžiaus žmonės pabūti, pasėdėti, paskaityti, pasidomėti, ar tiesiog aplankyti tą vietą, kur yra brangi jiems jų artimiesiems. Projekto užbaigimo renginyje dalyvavo didelis būrys jaunųjų šio krašto šaulių, kuriems vadovauja istorijos mokytojas. Juodaičiuose jaunieji šauliai yra ko gero patys veikliausi visame rajone, o Juodaičių pagrindinėje mokykloje veikianti šauliška klasė yra viena iš keleto tokių klasių veikiančių Lietuvoje. Aš labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad tikrai ši veikla Juodaičiuose taip labai prigijo, labai sėkmingai plėtojama, labai sėkmingai vystoma. Tai aišku, mus vienė visos Lietuvos šauliai ir tos veiklos, ir stovyklos, ir užsiėmimai, ir ekspedicijos, ir edukacijos, bet kuo išskirtiniai Juodaičių šauliai, ir Juodaičių mokykla, ir Juodaičiuose bendruomenė, kad mes turim, sakyčiau, unikumą Jurbarko krašto, tai mažiausiai, tai kad Juodaičiuose veikia šauliška klasė, kur visa klasė yra šauliai. Visa klasė išpuošta patriotinė simbolika, šauliška simbolika. Jie eina į pamokas su uniformomis. Pamokas pradedam Lietuvos Respublikos himnu. Tai yra tam tikras išskirtinumas ir tam tikras, sakyčiau, pavyzdys daugeliui, galbūt net ir mokyklų. Mes tą šaulišką klasę kūrėme prieš 2 metus, kai tik tais pradėjo Lietuvoje kalbėti, galbūt reiktų tokių klasių patriotiniam ugdymui ir skatinimui. Ir mes buvom tie, kurie patys pirmieji pradėjome tą dalyką gyvendinti, ir jeigu aš neklystu, tai mes buvome 3 Respublikoje, kurie atidarėme tokią šaulišką klasę. Ta šauliška klasė, jos kūrimas, tai buvo kartu su jais. Mano buvo idėja, ar darom, ar reikia, ar nereikia. Sako, darom, reikia, organizuokim. Tai vasaros metu mes su jais susirinkome. Tie mokiniai, aišku, jau dabar yra baigę mokyklą, tai jau dabar jie pagal klases būtų 11-okai.
Susirinkome vasaros metu, papuošėm visą kabinetą, įvairią simboliką, tautinę, patriotinę ir šaulišką. Ir kariuomenės tinklas išpuošta siena. Tikrai tam tikra yra tikrai skirtinga klasė, skirianti nuo kitų ir tikrai buvo didžioji dalis mokinių, kurie norėjo bent dalį pamokų turėti toje klasėje. Tai mes artėjant valstybinių švenčių metu šiek tiek keičiame klases, kad didžioji dalis mokinių galėtų toje klasėje pasimokyti. Praėjusios savaitės penktadienį, lapkričio 18 dieną, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos internetinėje skaitykloje vyko projekto Coder Dojo užsiėmimai. Šių užsiėmimų metu moksleiviai buvo supažindinami su programavimu mokslu. Užsiėmimus vedė šio projekto koordinatoriai. Šitas projektas yra skirtas moksleiviams išmokti programuoti ir tose miestuose įkurti tokius kaip ir būrelius, kuriuose moksleiviai reguliariai susirenka ir mokosi programavimo. Tai yra veikla, kuri neša konkrečius produktus. Tai, pavyzdžiui, šiandien vaikai mokysis sukurti konkrečiai savo pirmąjį internetinį puslapį. Tai jie mokysis parašyti, jo kodą ir tada jie įkels internetą. Tai tiesiog, o po to kitose pamokose jie mokysis dar konkrečiai tokių darbų. Tai jau čia priklausys nuo to mokytojo, nuo to, kuris apsims šito būreliu šitame mieste. O tą mes bandysime surasti ir bandysime ieškoti tokių mokytojų, kurie pakankamai entuziastingi ir kad apsimtų tokią veiklą užsimti. Šiuo metu esame aplankę 54 liktais miestus Lietuvoje, tai tą mes darome nuo sausio mėnesio. Tai ir šiuo metu yra 9 būreliai veikiantis. Tai imkim, pavyzdžiui, šiek tiek buvo pertrauka vienu metu, tai po tos pertraukos vėl pradėjome važinėti ir tiesiog per kelias išvykas jau įsikūrė netgi 3 nauji būreliai. Tai vienas įsikurs Tauragėje greitų metų labai, antras Mažeikiuose ir trečias Kaune dar taip pat pradėjo savo veiklą. Jau Kaune turime net 2 būrelius. Šio projekto sumanytojas ir tarptautinės iniciatyvos įgyvendintojas europarlamentaras Antanas Guoga mano, jog tokie užsiėmimai gali būti puikia pradžia sudominti vaikus kompiuteriais ne tik kaip žaidimo priemonėmis, bet ir galimybę augti ir tobulėti programavimo srityje. Pasak europarlamentaro, niekas nežino, kur link pasisuks vieno ar kito jaunuolio gyvenimas, jiems su informacinių technologijų specialisto darbu susipažinus, dar besėdint mokyklos suole. Kaip žinia, šiuo metu taip vadinamų IT specialistų trūkumas jaučiamas ne tik Lietuvoje ar Europoje, bet ir visame pasaulyje. Trūksta dėl labai paprastos priežasties, dėl to, kad yra didelis poreikis. Tiesiog viskas yra skaitmenizuojama, viskas yra keliama į internetinę erdvę ir tiesiog yra kitokie milžiniški kiekiai, tai netgi tų specialistų, kuriuos Lietuva rengia, jų tiesiog nepakanka. Tiesiog tokia yra paprasta priežastis. Nes pavyzdžiui, taip pat net ir tos įmonės didesnės, kurios atvyksta į Lietuvą, jos taip pat ieško savo darbuotojų, tada net ir Lietuvos įmonės, kurios tiesiog perkelia savo veiklas, pritaiko elektroninius sprendimus, tai tiesiog jiems taip pat reikia darbuotojų ir tiesiog taip gaunasi, kad tiesiog netgi trūksta tų darbuotojų. Klubai yra steigiami ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje kitų šalių. Šiuo metu tokių klubų jau skaičiuojama per 757 skirtingose šalyse. Lietuvoje šiuo metu veikia 3 tokie klubai. Tačiau projekto koordinatoriai, matydami didelį vaikų susidomėjimą, viliasi, kad artimiausiu metu šis skaičius gerokai išaugs. Važinėjant po miestus, jaučiasi tas, kad moksleiviams yra be galo įdomu. Tik tai svarbiausia, kad mes, kai kreipiamės į miestus, padėti pakviesti moksleivius, svarbiausia, kad patys miestai, mokyklos pažvelgtų į tai tinkamai. Tiesiog paskleistų tą žinią, kad ta žinia tiesiog darytų iki moksleivio. Nereikia nei įtikinėti, nereikia nei dar jo versti, netgi galų gale eiti kažkur. Tiesiog reikia jam tą žinią pristatyti ir jis tada tikrai pats susidomi ir tai yra tikrai paklausų šiuo metu. Tai labai labai daug pavyzdžių, kai tiek pat daug moksleivių atvyksta į tokius užsiėmimus. Coder Dojo yra vienintelis nepriklausomas savanoriškai vykdomas programavimo klubas, priklausantis tarptautiniai bendruomeniai. Šiuose būreliuose vaikai ir jaunuoliai nuo 7 iki 17 metų mokosi programuoti, kurti svetaines, mobiliasias aplikacijas, programas bei žaidimus ir kitą. Čia gali būti mokomasi pagal Coder Dojo paruoštą nemokamą mokamąją medžiagą arba pagal mentorių savanoriškai paruoštą medžiagą. Kiekvieno Coder Dojo būrelio veikla yra išskirtinė, tačiau visuose užsiėmimuose turėtų būti susipažįstama su programavimu, programinės įrangos kūrimo pradmenimis, su technologijomis susipažįstama dirbant tiek grupėse, tiek ir savarankiškai. Šiuos būrelius steigia čempionai, o jų veiklą vykdo ir prižiūri savanoriai mentoriai.
Tai gali būti informacinių technologijų specialistai, informacinių technologijų mokytojai ar kiti žmonės turintys bent minimales informacinių technologijų žinias. Pagrindinis tokių būrelių tikslas yra suburti panašiai mąstančius žmonės ir paskatinti juos dalintis savo darbo patirtimi su jaunimu. Išsame informaciją apie Coder Dojo būrelių steigimą galima rasti specialiame internetinėme puslapyje. Turime elektroninį puslapį, tai jį galite rasti www.coderdojo.lt. Tai ten yra visa informacija, kaip įsteigti būrelį, ką kreiptis, su kuo kontaktuoti ir ką daryti, kad šitas būrelis atvyktų į jūsų miestą. Išgirdus Baltrušaičio pavardę, ne vienam ko gero pirmiausiai prisimenamas iš mūsų krašto kilęs diplomatas, poetas, vertėjas ir eseistas Jurgis Baltrušaitis. Tai išties iškili ne tik mūsų krašto, bet ir visos Lietuvos asmenybė. O kokias asociacijas ir mintis kelia jo pusbrolio Eugenijaus Remigijaus Baltrušaičio pavardė? Literatams ir knygos mylėtojams jis be abejonės siejasi su ne vienos poezijos ar prozos knygos bei dramos kūrinio leidiniu. Žurnalistų pasaulyje ši pavardė žinoma kaip leidinių Vakarinės naujienos ar Aukštyn rankas bei Lietuvos televizijos literatūros ir meno redakcijos darbuotojas, kitiems jis žinomas kaip įvairių interneto portalų bei spaudos leidinių, politikos ir verslo apžvalgininkas. Vyresniosios kartos jurbarkiečiams ši pavardė gerai žinoma visais jau anksčiau išvardintais aspektais, o tiems, kurių keliai su šiuo žmogumi nesusikirto, Baltrušaičio pavardė tikrai išgirdo prieš 3 metus, kai Jurbarkui švenčiant 755 metų jubiliejų, jam buvo įteiktas ženklas už nuopelnus Jurbarko kraštui. Šalia visų jau įvardintų pasiekimų, jo bibliografijoje puikuojasi ir ne vienas gerai žinomas muzikinis kūrinys. Jo sukurtais žodžiais Vlado Bagdono atliekama daina Senoji mokykla ir šiandien skamba įvairių su mokykla susijusių švenčių progomis. Visai neseniai Eugenijus Remigijus Baltrušaitis atšventė gražią 70 metų sukaktį, o praėjusios savaitės penktadienį jis vėl viešėjo savo gimtajame Jurbarke. Prieš Jurbarko rajono savivaldybės viešoje bibliotekoje vykusį jo kūrybos vakarą Jurbarko žinios su jubiliatu kalbėjosi apie jo paskutiniųjų 5 metų darbus. Pastarųjų 5 metų laikotarpis man buvo, galima sakyti, ir gan kūrybingas. Kad ir jau aš ankstesnius metus neimsiu, ten nuo 8-9 metų nekalbėsiu, kalbėsiu nuo 12 metų. 12 metais pasirodė mano vaikiška poemėlė Aliukas Naudaliukas. Po to pasirodė romano Vilko vaikai, 2 leidimas Londone. Londone taip pat pasirodė angliška knyga The Case of the Jealous Dolls. Toliau 14 metais aš tai laikau vieno reikšmingiausių mano kūrybos etapų. Tai yra poetinė drama Donelaitis, kuri režisierius Vytautas Rumšas vyresnysis, kuri pratęsė Justino Marcinkevičiaus poetinės dramos tradicijas. Ir ta drama, man atrodo, man pačiam bent reikšminga yra, nes beveik po 30 metų po Justino Marcinkevičiaus Mažvydo pasirodymo pasirodė Donelaitis. Aš Justiną Marcinkevičių laikau savo mokytoju, nes jis man anksčiau įteikdamas Respublikinio konkurso premiją už Vivat akademiją irgi poetinę dramą poemą palinkėjau kūrybinės sėkmės, kaip ir akademikas Lankutis, kuris irgi recenzavo šitą dramą. Žodžiu, šie 5 pastarieji metai man buvo gan produktyvūs. Dabar laikas bėga, sėdim prie rašomojo stalo, pasidėję baltą popieriaus lapą ir rašom kitus kūrinius. Kokie jie pasirodys, tai bus žiūrovams paslaptis, vėliau gal ir pamatysim. Kaip pasakojo pats rašytojas, dėlioti žodžius į eiles jis pradėjo dar būdamas paaugliu, o pirmaisiais jo klausytojais ir kritikais buvo bendramžiai po kiemą raičioje futbolo kamuolį. Užkabino, nežinau kas,
užkabinti galėjo. Kažkaip tai, kaip pats prisimenu savo vaikystę, tada aš dar gyvenau Revoliucijos gatvėje, lankiau vidurinę mokyklą, kuri dabar vadinasi Giedraičio gimnazija. Ir staiga šovė į galvą parašyti eilėraštį, parašiau tą eilėraštį, paskaičiau kiemo vaikams. Vaikai taip, kadangi visi mėgom futbolą žaisti kieme, taip labai skeptiškai pasižiūrėjo į tą mano poeziją. Ir aš ją kažkur tai padėjau į stalčių, bet po kurio laiko vėl grįžau. O pirmas mano pasirodymas toksai, jo bent tada rajoninio masto poetui atrodė itin svarbus, kai senuose kultūros namuose, čia ant kampo Cvirkos gatvėje, tada dar buvo skelbimų lentoje, pasirodė mano vienas eilėraštis. Tai atrodė, jau aš buvau labai patenkintas, reiškia, kad čia tas eilėraštis. O savo kūrybinį kelią laikau nuo 1966 metų, kai Respublikinėje spaudoje, tiksliau jaunimo gretuose tuo metu, ėjusime tokiame žurnale, pasirodė pirmas mano eilėraštis. Mano poetinė karta tai yra susijusi su kitais mano draugais, Sigita Geda, Viktoru Brazausku, Vytautu Skripka, One Baliukonytė, ir daugeliu kitų, jau dabar sunku būtų visus išvardinti. Aišku, daugeliu jau jų nėra gyvųjų tarpe, bet mes buvom geri draugai. Antanas Kalnavičius, atsimenu, kaip tik tai mus sunkiai spausdino, labai sunkiai būdavo prasimušti sovietiniais laikais į tą vadinamą respublikinę spaudą. Bet pamažu, žingsnis po žingsnio, kažką tai pasiekėm, kažką tai padarėm ir dabar galim daugiau ar mažiau džiaugtis. Lapkričio 26 dieną 18 val. Flamenko šoko spektaklis Fiesta – Valgyk, melskis ir mylėk – gyvenimo fiesta, kurioje tu pats pasirenki, kada ir kaip tau būti laimingu. 3 spektaklio dalys pasakoja apie tai, kad kiti tau gali pasakyti, ką valgyti ir į ką tikėti, bet ką ir kada mylėti yra tavo pasirinkimas. Spektaklio trukmė 1 valanda. Bilieto kaina 10 eurų. Bilietus galima įsigyti Jurbarko kultūros centro bilietų kasose darbo dienomis nuo 16 iki 18 valandos. Kojos
Sutrintas kamufliažas nubėgęs 3 paros be miego, protas išėjęs, kuprinė liemenė, Gieški ir brolis apkasai gilino laikas sustojęs, kantrybės nėra, bet drąsos vis dar pilna, net kai iš dangaus artilerija sninga. Tu karys, tu daugiau nei žmogus, kai tai ką tu nuleidi, kai karas pakelsi ginklus, nes tu karys, jeigu tavo garsai visiškai sudilę, reiškia tu žinai, kas yra devinė, ir jei kylančią trispalvę palydyt su ašarom užspaudusiom gerklę, reiškia žinau, kas yra didvyriai. Ant kaklo žetonai širdį mylimoji, ar žino jinai, kad dėl jos tu kvėpuoji, pavargęs išsekęs uodų pragare, tikrovė deja ne tokia kaip kine, vaikai pagal dromo tu apkase, tu dangu šarvuoti ar kariniam laive, bet vis tiek parako dūmais persmilkę rūbai tau 1000 kartų brangiau nei geriausi kostiumai, nes tu karys, tu karys, tu karys, jeigu tavo garsai visiškai sudilę, reiškia tu žinai, kas yra devinė, jei kylančią trispalvę palydyt su ašarom užspaudusiom gerklę, reiškia žinau, kas yra didvyriai. Ir jeigu tavo garsai visiškai sudilę, reiškia tu žinai, kas yra devinė, ir jei kylančią trispalvę palydyt su ašarom užspaudusiom gerklę, reiškia žinau, kas yra didvyriai. Ir jeigu tavo garsai visiškai sudilę, reiškia tu žinai, kas yra devinė, ir jei kylančią trispalvę palydyt su ašarom užspaudusiom gerklę, reiškia žinau, kas yra didvyriai. Nes tu karys, tu karys. Sunkiai dirbote ir taupėte geresniam gyvenimui ar sočiai senatvei? Būkite budrūs ir neatiduokite savo pinigų sukčiams.
Niekada nemokėkite pinigų, jeigu telefonu paskambinęs asmuo prašo atlygio neva už jūsų giminaičio padarytą žalą. Niekada neįsiduokite, kur laikote savo santaupas. Atminkite, kad tik sukčiai prašo parodyti pinigus, kad galėtų užsirašyti banknotų numerius. Niekam nepatikėkite elektroninės bankininkystės prisijungimo kodų, net jeigu jums pranešama, kad yra didelių problemų su banko sąskaitomis. Niekas, nei policija, nei banko darbuotojai neturi teisės reikalauti jūsų atskleisti šių duomenų. Netapkite lengva nusikaltėlių auka, nepasiduokite su... Aplenk ligą. Akcijos ambasadoriai garsūs sportininkai Andrėjus Zadneprovskis, Edvinas Krungolcas, Laura Sadauskaitė, Donata Vištartaitė, Vladislovas Sosnovskij ir Ieva Serapinaitė kviečia: pasitikrink sveikatą nemokamai dėl širdies ir kraujagyslių ligų, gimdos kaklelio, krūties, prostatos bei storosios žarnos vėžio. Nedelsk, kreipkis į šeimos gydytoją. Nemokėk už tyrimus, už juos sumoka ligonių kasos. Aplenk ligą. Sukčių provokacijoms. Patekus į sukčių spąstus arba įtarus, kad jūs bando apgauti, nedelsiant praneškite telefonu 112. Kai saulės nėra dangui, ramiai skaitau knygas. Kai mėnuo pakyla į tolį, skaičiuoju žvaigždes. Klausausi, kai vėjas už lango dainuoja meilės dainas. Nieko nėra geriau, pabūti drauge ilgiau. Už lango lietus, apkabint pečius. Nieko nėra geriau, pabūti drauge ilgiau. Kai lyja už lango lietus, apkabint pečius. Kai lyja lauke lietus, aš sėdžiu namuose. Rytojus bus geresnis negu ši diena. Kai mėnuo pakyla į tolį, skaičiuoju žvaigždes. Deja, tik vėjas už lango dainuoja meilės dainas. Nieko nėra geriau, pabūti drauge ilgiau. Už lango lietus, apkabint pečius. Nieko nėra geriau, pabūti drauge ilgiau. Kai lyja už lango lietus, apkabint pečius. Nieko nėra geriau, pabūti drauge ilgiau. Kai lyja už lango lietus, apkabint pečius.